Įkvepiam, iškvepiam, viskas gerai, ne? Taip, viskas gerai. Tai sveiki visi, malonu visus šiandien matyti. Tiksliau jūs mus matote, ne? Tai šiandien svečiuose mes turime mūsų gimnazijos pirmokę Fridą. Labas, Frida. Sveiki, mokytoja Rytė. Kaip tu laikaisi šiandien? Būtent šiandien? Taip, būtent dabar. Būtent dabar aš laikausi nuostabiai. Nuostabiai. Biški nervuojas čia O, tu nervuojas? Nežinau. Taigi viskas gerai. Viskas gerai. Čiagi tik visi matės. Jo, visose socialiniuose tinkluose bus. Taip. Super. Labai smagu. Gerai, Frida. Žiūrėk, pradėsime nuo tavo prisistatymo. Gal gali trumpai save pristatyti? Kas tu esi, kaip tu leidi savo dienas? Taip, tai kaip ir minėjote, aš esu Frida, 1 D klasės mokinė, tai šitoje mokykloje mano 1 metai. Savo dienas aš stengiuosi leisti kuo įvairiau. Tai atsikeliu ryte, nusiprausiu, susiruošiu, pavalgau, išgeriu mačios, bet be pieno. Mačios tiesiog. Ir tada, kai išeinu iš namų ir nueinu iki mokyklos ar kažkur kitur savaitgalių gal metu, stengiuosi spausti iš dienos maksimumą, stengiuosi būti aktyvi, stengiuosi dirbti kažką, kurti, padėti kitiems gal. Man tai suteikia didžiulį malonumą. Tai turbūt taip ir atsakysiu, kaip ir mano draugai, aš irgi lankau teatro būrelį, stengiuosi ir prisidėti prie kultūrinio mokyklinio gyvenimo. Tai tikrai stengiuosi kažką veikti visada. Super, labai smagu girdėti. Taip gavosi, kad tu šiandieną pas mus atsiradai mūsų šitoj tinklalaidėj kaip žmogus, kuris papasakos apie tai, kas yra kelionė. Nes tu pati esi aplankiusi iš tiesų labai daug šalių. Nes kiek paklausi Fridos, tiek jums turės istoriją vis iš skirtingų šalių. Gal tu gali, pradėkim nuo taip paprastai. Kokias šalis tu esi aplankiusi? Tai kol kas esu aplankiusi 21 šalį. Wow. Ja. Labai džiaugiuosi, kad pas mane tokios yra galimybės, labai prisideda mano tėvai prie to. Tai šiuo metu esu aplankius didelę Europos šalį. Didelę dalį Europos šalių. Atsiprašau. Tai turbūt būtų gal per ilgai vardinti, tai... Pavardink. Galiu atsidaryti gal programėlę, kur viskas surašyta. Pirmyn, važiuojam. Gerai. 21 šalis, jūs galite patikėti. Wow. Gerai. Tai būtų iš Europos. Kroatija, Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, aišku, čia šiaip kaip gyvenu. Juodkalnyje, Norvegija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Slovenija ir Jungtinės karalystės. Taip pat lankiau Aziją. Tai Azijoje esu aplankius Indiją, Nepalą šalia esantį, Japoniją, Rusija čia irgi prisiskaito kaip Azija ir visai neseniai Australija. Kiek suskaičiavot? 21. Super. Tai va. Gerai, žiūrėk, tiek daug apkeliavai. Taip. Bet natūraliai kyla klausimas, o kuri šalis labiausiai patiko? Tai šiek tiek gal išsiplėsiu čia. Tai labiausiai man asmeniškai patiko Japonija. Nes, tai yra visiškai kitas pasaulis, tai yra lyg pasaka ir šitą savo kelionę prisimenu lyg kažkokį sapną. Tačiau Indijoje buvau ne 1 ir ne 2 ir ne 3 kartus. Nuo pat vaikystės iki kokių 11 metų keliavau ten kiekvienais metais. O 3 klasėje net mokiausi nuotoliniu ir Indijoje gyvenau visus metus. Taip. Tai man tai yra didelė mano gyvenimo dalis ir tai yra daug prisiminimų, tai yra mano vaikystė ir todėl mane daug kas sieja su Indija, nors daugelis žmonių iš tikrųjų apie tai nelabai žino, nes turbūt Lietuvoje apie Indiją šiek tiek netokia nuomonė sudaryta, kurią aš turiu, yra šiek tiek kitokia. Tai aš pasakyčiau turbūt tada Japonija ir Indija. Tai va. O sakai, kad tau Japonija buvo tarsi pasaka. Kodėl pasaka? Nes ten viskas visiškai kitaip, bet tie dalykai, kurie Lietuvoje, ta prasme, jeigu sakai visiškai kitaip, tai turbūt atrodo tai ir, aš nežinau kaip paaiškinti, kad ten lyg, todėl ir pasaka, net nežinai kaip pasakyti. Lyg pasakoji, ką veikiai tom dienom ir tu taip pats pasakoji ir taip lyg čia kažkoks filmas gal.
Nu ir taip, aš nežinau, ten iš tikrųjų, visų pirma, ir tie stereotipai, kurie apie Japoniją atrodė kažkokie blogesni, ar ten, kad žmonės kažkokie labai pikti ir turistų nemėgsta, ten visokių baltodžių nemėgsta, putlių žmonių nemėgsta, tai aš visam šitam tinku. Tai jie visi pasirodė netiesa, o tie stereotipai, kurie sako, kad Japonija yra wow, kad ten visi gyvena lyg 2050-ais, tai visi pasirodė tiesa. Ir tada išėjo toks visko gero miksas, nu, žodžiu, ir aš tikrai labai domiuosi japonišką kultūrą irgi nuo pat vaikystės, irgi dėl savo tėvų, nes mano tėvas ten irgi labiau prie Azijos, tai ir literatūra man labai žavi, ir žavi man ir jų visos tradicijos, ir žavi man jų maistas, ir jų arbata ta pati, nu, žodžiu, viskas man ten buvo lyg ir išsipildė svajonė, ir wow, kaip aš čia atsiradau, ir žodžiu, prisimenu lyg tikrai kaip pasaka. Nežinau, ar atsakiau iš tikrųjų. Manau, kad taip. Bet žiūrėk, Indija, Japonija, tiek aplankyta dar šalių, ne, iš viso bendras sąrašas 21 šalis aplankyta. Kaip tu galvoji, ar keliavimas, kitų kultūrų būtent pažinimas prisideda prie tavo asmenybės ugdymo, apskritai prie tavo kultūros supratimo, prie tavo apskritai pasaulio suvokimo, kaip tu jį supranti? Tai atsakymas, aišku, būtų tikrai taip. Tai keliaudama aš susiduriu, aišku, su kažkokiais ir sunkumais. Čia ir oro uostuose, ir pačioje šalyje, kalbos barjeras ir taip toliau. Ir kai tu su tais iššūkiais bandai kažkaip susitvarkyti, juos išspręsti, tikrai atrandi savyje daug savo bruožų, nes bėdose visada kažkaip atpažini save ir išmoksti su tom bėdom tvarkytis, su tom problemom kažkaip jas spręsti ir nebėgti ir neeiti pas mamą ir sakyti, mama, ką daryti, padaryk viską už mane ir kažkas tokio. Tada, kai tu bendrauji su žmonėmis iš kitų kultūrų, ypatingai jeigu tai yra koks nors kitas žemynas, tai tie žmonės, tu taip pamatai ir jų gyvenimo stilių ir šiaip kažkaip juos pamatai ir atrandi kažkokius savo dar nematytus dalykus ir, pavyzdžiui, aš taip atradau gal kažkokį savo ir stilių, ir rūbų, ir gyvenimo, ir tiesiog buvimo, tokį, nežinau, išrinktą iš kiekvienos tos kultūros po tokį mažiuką gabaliuką ir dar tikrai rinksiu, aš tikrai dar noriu keliauti ir tikrai dar kažkaip plėsti visą šitą dalyką. Taip pat išeidamas iš savo komforto zonos, išskrisdamas į kitą šalį, dažniausiai, svarbu man gal paminėti, kad kelionės dažniausiai mano būna ne tiesiog prie jūros, viešbutis, koks nors ekskursijos su gidu, ne, tai visada būna minimum komforto, bet maksimum kažkokių nuotykių iš tokių ryškiausių, pavyzdžiui, kirsti Indijos ir Nepalo sieną pešiom, po Europą keliauti kelias savaitės mašina, kas buvo labai labai nepatogu iš tikro. Arba Indijoje buvo wow, nes vieną dieną mes galėjom gyventi ambasados pastate, kitą dieną mes galėjom gyventi kažkokiam požemį, trečią dieną apleistam name Varanasiją, važinėti po kelias savaitės indiškais traukiniais. Čia yra ypatingas iššūkis važinėti indiškais traukiniais. Tai ir išeidamas iš tos komforto zonos kažkaip supranti, kas tau patinka, kas tau nepatinka, kas tau tinka, kas tau yra normalu ir kas tau nėra normalu. Ir tada tai labai pasireiškia, kai tu bendrauji su žmonėmis. Na ir kas gal labiausiai man yra svarbu, ypatingai kai keliavau po Indijos tą skurdesnę dalį, kur žmonės neturi daug pinigų, neturi daug galimybių. Ir tu ateini pas juos ir jie tau atiduoda paskutinius savo gabaliukus maisto, viską, ką jie turi ir dar džiaugiasi, kad tu atėjai, nes jiems Dievas pasiuntė tave, nes čia yra tokia Indijos kultūros dalis, jie yra labai draugiški, labai priima svečius. Ir tada tu supranti, kad, aš supratau, kad aš labai myliu savo gyvenimą. Esu be galo dėkinga už viską, ką turiu ir labai noriu, kad visi kiti irgi būtų dėkingi. Nes tie žmonės, kurie atrodo nieko neturi, palyginus su manim, jie irgi dėkingi už tai, ką jie turi. Tai tas turbūt mano jautrumas, emocionalumas, kažkoks dėmesys smulkiom, dažnai žmonėm atrodo, kad nereikšmingom, kažkaip nereikšmingiams dalykams, jis turbūt būtent išsivystė per tas keliones ir žmonės mane atpažįsta iš to mano emocionalumo, kažkokio jautrumo, amžinai verkimo ir kai matau kažką tokio, gal kiti galvoja, kas čia iš vis nieko įdomaus. Taip. Wow. Ta prasme, wow.
tiek daug visko pakeliauti, pamatyti, patirti. Ar tenka dažnai keliauti ir vienai, kaip suprantu? Na, iš tikrųjų keliauti visiškai vienai tai dar nelabai išėjo, dažniausiai skrydis. Aš būnu viena ir važiuoju iki kažkokio taško viena, ar tai būtų kažkieno namas, ar tai būtų Airbnb ir dažniausiai vis tiek toj šalyje, kur būnu, atsiranda kažkoks žmogus, tėvų draugas arba šeima, kuris mane prižiūri, bet vis tiek tie žmonės dirba, tai aš dienomis būnu viena, bet jie tiesiog prižiūri mane, kad nebūtų problemų. Bet jo, aš keliauju, skrendu viena nuo 14 metų. Tai jo. Wow. Iš tiesų tai yra daug. Keliauti viena, man atrodo, koks didžiulis iššūkis, ne? Net ir tada, kai tu esi jau kitoj šaly, žmonės išeina į darbus, kaip ir minėjo, ne? Ir tu eini viena tyrinėti tos šalies kultūros, pažinti gatves, pažinti žmonės. Bet grįžkime čia, ne? Ar tu manai, kad tai yra naudinga, sveika ir rekomenduotum kiekvienam? Taip, labai rekomenduočiau kiekvienam žmogui. Aišku, būtent šioje gimnazijoje mokosi ir tie, kurie jiems jau yra 18, tai jiems yra ypatingai lengva tiesiog išvažiuoti. Tai manau, jie tą ir daro. O tie žmonės, kurie labiau mano amžiaus, biški jaunesni, kurie dar priklauso nuo tėvų, tai jeigu tik yra galimybė, jeigu tik leidžia tėvai, nes šiuo atveju jų nuomonė tikrai daug ką lemia, tai tikrai taip, nes tai suteikia patirtį, kurios tu negausi kitaip. Ta prasme, tau vis tiek kažkada reikės vienam kažkur išvažiuoti ir kuo tu anksčiau tą darysi, tuo daugiau tu spėsi aplankyti, tuo didesnę patirtį tu turėsi ir tuo tu profesionaliau keliausi. Tai va. Ačiū tau labai. Gerai, tai kaip supranti, vis tiek mes esame mūsų gimnazijos tinklalaidėje, kur ir vadinasi Vilniaus Vyčio gimnazija iš arčiau. Ir mes atidarome mūsų tinklalaidę tuo pačiu klausimu visiems mūsų dalyviams. Ir taip pat turime 2 paskutinius klausimus, kurių klausime visų. Ir turbūt jau pati, mes visi žinom, kad Frida irgi jau čia klausinėja kitų ir būtent to klausimo klausė, ne? Vienas iš tų klausimų yra: Frida, kas yra tavo autoritetas? Taip, ačiū labai, mokytoja Ryti. Tai iš tikro, man šitas klausimas yra labai sunkus. Nes iš tikro man kažkaip sunku suprasti, kas iš vis tas yra autoritetas. Ir iš tikro aš iš pradžių galvojau atsakyti, kad man labai daug žmonių yra mano autoritetai. Bet po to supratau, kad autoritetas yra gal biški daugiau nei tiesiog žmogus, kuriuo tu žaviesi. Bet vis tiek aš tikrai randu savo autoritetus labai dažnai kažkaip. Nežinau net kaip pasakyti. Bet gal išskirti norėčiau ir mokyklos mokytojus, nes man visada mokytas buvo kažkas ypatingo, kažkas toks žmogus, kuris mane lydi. Tai jūs esat mano autoritetas, mokytoja Ryti. Taip pat norėčiau gal išskirti istorijos mokytoją Rūtą, anglų mokytoją Sigitą, lietuvių mokytoją Gabrielę ir Žanetą pavaduotę, nes šie žmonės man ypatingai kažkaip padeda, kurių man nuomonė labai svarbi, kurių patarimų aš labai noriu klausyti ir kažkaip juos pritaikyti. Taip pat labai norėčiau išskirti savo tėvus ir turbūt visų didžiausiai mano autoritetai būtų mano tėvai, nes jų gyvenimo stilius, jų požiūrius, jų nuomonė, jų didelė širdis, jinai mane be galo žavi. Ir aišku, dėl to, kad jie mano tėvai, kartais tą pagarbą sunku parodyti, žinot. Ir būna ir pykčių, ir visko būna, bet vis tiek aš manau, kad jie turi žinoti, kad jų nuomonė yra man svarbiausia, kad jų patarimai man visada yra patys tokie svarbiausi irgi. Ir turbūt pasakyčiau tėvai, nes jie yra nuostabūs žmonės. Džiugu girdėti. Ačiū tau labai, Frida, kad atsivėri, pasidalinai. Iš tiesų taip, turbūt sunku buvo dabar sudaryti nuomonę, nes žinokit, prieš pradedant filmuoti čia vaikščiojo dar Dylanas Lūknė, padėjo pasiruošti kameras, viską paruošė. Ir iškart kilo prieš pat filmavimą kilo diskusija, kiek žmogus gali turėti autoritetų. Ir turbūt šiek tiek sumaišė mintis, man atrodo, ne? Labai sumaišė mintis, nes iš tikrųjų man ir draugai, kai kurie, tas pats Dylanas su Lūkne, kurie sėdi dabar už kameros, jie yra nuostabūs žmonės ir irgi man jų nuomonė irgi labai yra svarbi. Tai iš tikrųjų aš labai daug žmonių daug žmonių mane žavi. Paveikia.
Viskas gerai, iš tiesų, man atrodo, labai svarbu turėti autoritetą ir ypač šiais laikais, ar ne? Nu ir dar tas vienas klausimas, kurio mes klausiam visų ir tuo užbaigia mūsų diskusiją, tai yra, Frida, kokia yra pati didžiausia tavo svajonė? Irgi labai sunkus klausimas. Ir ne tik man. Pastebėjau irgi, kai jį klausinėjau kitus žmonės. Iš tikrųjų, norėčiau iš pradžių galvojau, ką čia pasakyti tokio, nežinau, tokio ypatingo, protingo. Norėjau pasakyti, aišku, kad aš labai svajojau apie taiką pasaulyje, svajojau apie tai, kad žmonės būtų tiesiog paprastesni, geresni, nes man atrodo, kad šiek tiek trūksta gal žmogiškumo kartais. Tai labai norėjau, kad žmonės būtų dėkingi už tai, ką jie turi. Tai buvo mano didelė svajonė, kad žmonės tiesiog būtų laimingi. Bet jeigu kalbant apie tokią mano svajonę, kuri yra išpildoma gal šiek tiek lengviau, nes mano šita praeita svajonė nelabai nuo manęs priklauso, tai kažkaip išgirdus šitą klausimą, iškart pagalvojau apie savo vaikystės svajonę paskraidyti oro balionu. Nėra taip sunku gal, bet kažkaip niekaip neatsirasdavo progos, tai kol jinai neįsipildys, tai čia yra mano svajonė. Labai graži svajonė, labai super, labai džiaugiuosi. Ačiū tau, Frida. Ačiū, kad pasidalinai savo nuomonę, ačiū, kad pasidalinai savo tuo plačiu sąrašu su 21 šalim. Ačiū, kad atėjai, skyriai savo laiko. Ačiū tau, kad buvai. Ačiū Jums, mokytojau Ryti. Ir ačiū visiems, kas klausė. Taip, ir ačiū visiems, kurie klauso. Taip pat noriu pabrėžti, kad šita tinklalaidė nevyktų be Fridos, be Luknės, be Dylano, nes jie čia visko rūpinasi, jie kalbina, ruošia klausimus taipogi ir taip pat visa šita įranga, viskas, jos paruošimo. Tai va, ačiū visiems, kurie klausot, buvo malonu, tai iki kitų pasimatymų. Iki.